Sveiki, mėlyje, aš tai vėl pradedu vlogą ir pradedu nuo padėkos jums tie, kurie mane remia Contribui.com platformoje. Tai Adomas, Deividas Norkus, Domantas Gudeliauskas, Eglė Kulevaitė, Emilas Gražvilė, Karolis Juknys ir Martina. Ir taip pat noriu padėkoti už vienkartinę paramą svečiui, kuris nepasirašė vardu. Tik tai pervedė pinigėlių kaip svečias ir labai gražius žodžius parašė ir man nebeišėjo antrą kartą tų žodžių rasti. Aš kažkaip netyčia užkliuvau ir radau. Tai dėkoja man už vlogus ir sako, kad mano vlogai turbūt jai, nežinau, jai yra kaip vaistas. Tai va, tai labai ačiū visiems, o toliau žiūrėkite, kas bus po to. Dabar mes išėjom pasivaikščioti vakarop, tai yra ką tik sumaitinam Kiviui maistuką, nes jis gauna 5 valandą, dabar yra maždaug 5, kaip matot, Kivis eina kartu. Ir mes dabar nusprendėm pasivaikščioti Pramonės rajone, kaip matot, va ten gal matot tik pastatai. Ir nueisim į Miklusėnus. Tai mūsų tikslas Miklusėnai. Matot užrašyta būk atsargus geležinkelio perėja, sustok, apsižvalgyk ir klausyk. Ir dega žalia šviesa. Ir ta žalia šviesa dega visą laiką, nes jeigu ateisit arčiau prie geležinkelio, pamatysit, kad čia niekas nevažiuoja.
nes pažiūrėkit, kokie bėgiai, čia net traukinys turėtų. Tai čia tai dar ne viskas. Pažiūrėkit kitą kelio pusę, baigėsi. Tai kokia čia išardyti bėgiai, žodžiu, šviesoforas dega. Ir čia apaugė, ir čia matosi, kad niekas nevažinėja. Bet kažkodėl visą laiką degina šviesoforus ir visą laiką dega žalia. O kam ta atkarpa yra? Tiesiog išardytų likutį ir viskas. Tai čia taip įdomiai. Tai vat šitame pasivaikščiojime dar tiek parodėm. Ir dabar gal dar ką, jeigu įdomus pamatysim, tai vėl parodysim. Čia yra dviejų civilizacijų sankirta. Štai Alytus baigėsi, kaip ir baigėsi jo. Baigėsi Alytus, o čia Jurginų gatvė prasideda Miklusėnai. Miklusėnai. Mes, kaip ir sakiau, tikslas buvo ateiti į Miklusėnus. Ir mes dėl to atėjome į Miklusėnus, bet nežinom, kiek vaikščiosim. Šaligatvis yra tik toje pusėje. Tai mes paeisim, pavaikščiosim ir grįšim, nes ten nieko nėra, net parduotuvės. O būtų įdomu rasti parduotuvę ir kažką nusipirkti užkrimsi, labai noriu valgyti. O Keviukas irgi keliaunykas su mums visą laiką keliauja. Šiandien jam ne karšta, nes mes jau kurį laiką Kivio nevedėm į lauką pasivaikščio dėl to, kad negalima. Ir šiandien pirma diena ir Kivis labai patenkintas, ieško pelyčių. Jis buvo pagavęs pelytę, gal nepasakojau. Buvo jaunimo parke pagavęs pelytę, ją sužaidė. Kaip sakant, tokią leisgyvę palikom. Nežinau, ar atsigavo ar neatsigavo, bet Kivis tiesiog ją užtrypė. Labai gaila pelytės, bet Kivis yra gyvūnas, plėšrūnas ir jisai elgiasi tai, kaip jam atrodo tinkama. Kaip šuniui gali atrodyti tinkama medžioti ir tiek. Na va, mes dabar einam į kitą pusę kelio, mašina važiuoja ir viskas dabar iki. Čia kaip ir Miklusėnų pagrindinis parkas, gėlynas, štai labai gražių augalų prisodinta, pavėsinės, jau vienas stiklas sukultas ir Kivė tik. Ir čia prie stotelės tokia vieta. Ir mes čia va tūkstantmečio ąžuoliukai. Žodžiu, norim čia prisėsti. Iš tikrųjų gražu čia padarė kažkokią įsimintiną vietą, kad žmonės ateitų prisėstų. Daug augalų ir daug. Ir dar neparodė operatorius, tai yra vėliava. Parašyta parduotuvė Almeida, pardavinėja visokias nesąmonės, mašinoms, bet čia yra maisto prekių parduotuvė. Įvairius nupirko štai užkandžių, dešrelių, tokių dešrelių, leis traškučių, Kivi grįžk ir duonos prie dešrelių. Tai dabar eisim gal į parką ir ten suvalgysim. Sveiki, nieko nevažiuojam, tikrai į Kauną jokį nevažiuojam, nors šitoje vietoje kas laiką filmuoju. Mes iš tikrųjų einame į stotelę ir tada važiuosim į Vidzgirio iki pasitikti siuntos. Ir parodysiu, kas siuntoje jums, kai grįšime. Važiuojam Lidle ir ir dabar važiuosim į šito iki parduotuvę. Štai kokia žiūrė. Tai va, buvom Lidle, kaip matėt, tai Lidle pirkom tokių vitaminų, 7 tokius, ne 7 tokius ir 3 ar 2 tokius geltonus. Taip pat užsukom į vaistinę, tai čia vaistukai, čia kažkas, vaistai taip pat ir mezėjimas nuo skrandžio, nes balius bus. Nesakiau, rytoj mano gimtadienis, tai va. Ir
Taip pat dar buvome iki parduotuvėje ir pasiėmė, kaip matėte, šitą siuntą. Aš visada kodukus išmokstu mintinai ir kad galėčiau parodyti. Štai kokia didelė dėžė. Čia yra mėnesio dėžė. Ką reiškia backup, gal kas žinot? Backup. Tai va, čia yra dvi tokios dėžės, čia vaistų dėžės, susidėti vaistams. Ir taip pat čia man koinytės juodos ir baltos. Ir apatiniai, tai kaip ir nerodysiu. Ir viskas, daugiau nieko neįdėjau. O kodėl dovanų neįdėdavo, tai nesuprantu. AliExpress įdėdavo dovanų, aš vienas neįdėda, nes ir taip pigiai perkam. Ai, mato, dar gal padraskyta, čia mano nosis. Ir kaip tik čia aš šią naktį nusidraskiau. Ir rytoj mano gimtadienis, tai pudruosiu, ojujoj. Tai va, tai dabar lekiam į Maximą, nes su kuprinėmis, nes daug nusipirkti, jeigu kas netyčia ateitų rytoj į svečius. Maximą važiuojam į pirmą aukštą, arba tiksliau Rūsį, nes čia mes dabar buvom pirmame aukšte. Jau nusileidom. Taigi apsipirkome ir išėjome pasivaikščioti jau šį kartą su Kiviu. Nes 2 kartus buvom išėję be Kivio, tai trečią kartą vedamės Kivi ir eisim tuo taku į tą pusę, nes tenai šitas takas yra pėsčiųjų dviratininkų takas, automobiliai juo nevažiuoja ir mes eisim iki tokios gatvės ir paskui aplinkui pareisim. Mes darom tokį ratą, žodžiu, įsivaizduokit, vidury yra mūsų namai. Mes išėjom vieną pusę, apsuksim namus dideliu atstumu ir tada grįšim iš kitos pusės. Tai va toks pasivaikščiojimas bus su Kiviu. Sveiki, šiandien yra mano gimtadienis ir aš apsirengus su maikute, kur parašyta Loreta. Čia padovanoja man vyras ir dabar laukiu vyro grįžtančio iš parduotuvės, nes tikrai žinau, kad nupirks gėlių. Tai visada jis nupirka gėlių, ypač per gimtadienį, o šiaip ir ne per gimtadienį, tai va dabar pasižiūrėsim, ką jis įras, kokias gėlės. Vis dabar nežinau, kad filmuoju ir dabar pareina su gėlėm. Sveikinu. Ačiū. Čia biškį filmuojam, parodysim gėlės. Gavau balioną, alaus ir hortenzijas, man atrodo, čia. Gerberai. Gerberai, atsiprašau, supainėjau. Nešu, pamerkti. Ir dabar išsijungiu dėl to. Kaip faina? Dabar sėdžiu namie, gal jūs nepastebėjot, bet gavau nuo vyro dovanėlę, čia parašyta Loreta. Ir labai patenkinta, galėsiu nešioti ir visi žinos mano vardą. Aišku, juokauju. Taip pat vyras parėjo su gerberais. Čia tokios gėlės gražios. Ir nupirko balioną man Happy Birthday. Laimingos alaus dienos. Na, žodžiu, dabar tik tai laukia mano tėvų. Kiviukai, jisai nori žaisti. Laukia mano tėvų apie 5, turi atvažiuoti, atnešti dovanėlę. Tai aš dar parodysiu dovanėlę jums. Ir man atrodo, kad ten dovanėlė nuo sesės, nes tėvai kaip ir jau apdovanojo mane visokiais būdais. Tai va, tai parodysiu, ką gausiu ir tuo ir baigsis vlogas. Todėl noriu netuščia žodžiauti, o iš anksto pasakyti, jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite mano kanalą, taip pat galite paremti Contribui platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebooko puslapį vlogerė Loreta Mažonė. Ir dabar neišjunkite, o pažiūrėkite, ką aš gaunu dovanų. Tai yra tortas. Šokoladinis tiramisu tortas. Ar tiramisu? Tiramisu, jo. Dabar mes jį valgysim, nes ką tik pavalgėm ir nukraustėm stalą. Tai dabar liko tortas su kava, kas norės. Gal biškį vėlokai kava. 7 valandos dabar kaip tik. Net nereikia sakyti, va, matot ir patys. Ir dabar mes valgysim tortą, viskas.
Žadėjau jums parodyti, ką gavau dovanų. Tai štai gavau matcha kavų arbatos tokiam popeliniam pakelėje. Ir čia praplėšiu, susipili indelį ir gali gerti. Tik nežinau, ar yra saldyta ar ne, bet man atrodo, šita nesaldyta. Amerikiečių firmos būna saldytos, o čia yra vokiška, tai turbūt nesaldyta. O čia antra dovana, žinau, kad čia mano sesė nupirko va štai tokį čia lietvaltuką. Taip. Čia įdomus dalykas, kažkam įsidėti, parašyta packable, tai čia kažkoks pridėrytos pakuotė, kažką dėti, ir tai yra vasarinis lietvaltukas. Štai, man pačiai galima pažiūrėti, nes pirkome dydį, nors mano yra XXL, bet pagal išmatavimus turėjo šitas tikti būti geras. Todėl ėmėm L, nors L nėra mano dydis. Tai pabandom. Štai. Iš tikrųjų, tai man patinka. Nėra per mažas, nėra per didelis. Labai patogus. Tai va,